Sveiki, mėlyje. Ką tik gavom naujausią TIT gaminį, skaitmeninę MD UV390 stotelę su AES256 kodavimu ir 10 W galingumu. Tai pirmas dalykas, kurį iš karto noriu pasižiūrėti ir patikrinti, ar viskas yra gerai su galingumu. Pasižiūrėsim, patikrinsim ir bus aišku. Tam mums reikės stotelės, skaitmeninio SVR matuoklio. Sekundėlę, jį reikia įjungti. Matuoklį užkūrėm, stotelę paruošim ir pamatuosim. Taigi, praktiškai viskas paruošta. Štai stotelė. Ji atspari vandeniui. Tinkama naudoti įvairioms veikloms. Pradžiai prijungsim prie matuoklio anteną. Teisingai matuojant reikėtų prijungti apkrovą. Šiuo metu tokios apkrovos neturim. Panaudosim gamintojo anteną ir prijungsim matuoklį prie radijo stotelės. Taip, sujungiam ir dabar pabandysim paspausti PTT. Taip, ilgiau laikant galingumas šiek tiek krenta iki 8,9 W, tačiau, kaip dabar matom, 8,87. Tačiau iš naujo pradėjus siųsti, tas galingumas visą laiką pradinis būna šiek tiek didesnis. Jisai kartais siekia 9,2 W, 9,4 W ir panašiai. Tai yra tikra 10 W stotelė. Kol kas tiek. Ačiū.